po talkos reikia ir pavalgyti. Tai pristatau jums šefą Tomą iš Vilniaus. Magis šefas, jeigu norit, duosiu patarimą, kaip iškept gerą šašlyką. Tai visada reikia, kai užmaunant iešmo, pamaigyti būtent, kad girdėtus toks garsas. Reiškia, bus geri šašlykai. Kažkokių dar gal patarimų turėtumėt, kas konkrečiai kepti mėsai ant ugnies, kiek reikia anglių, ar malkas geriau naudoti? Nepamirškit ugnį pridėkti, uždegti, kad įkaistų gerai. Nesvarbu malkas ar medis, žinai. Jo, malkų. Svarbu, kad kai padėsi mėsą keptant anglių arba malkų, kad būtų toks traškėjimas, traškesys, kad girdėtumėt kepimą. Supratau, esmė tame, kad malkų mums tikrai nepritrūks, nes jų turim labai daug. Čia aišku nesimato, bet tikrai patikėkit, jų yra daug. Tai žodžiu, dar kažką būtų gerai išgirsti, kas konkrečiai susiję. Kokią mėsą mes šiandien marinuojam? Sprandinės, šašlyką. Kokio gamintojo? Biovelas yra. Biovelas? Vytaro Radzevičiaus marinuoti. Paties marinuoti Vytaro Radzevičiaus šašlyką. Jisai pats asmeniškai sumarinavo kiekvieną maišelį? Pats Biovelai dirba ir marinuoja. Maladės bičias, tai jis Biovelai dirba? Ja. Kietai. Supratau. Tai linkėjimai Vytarui Radzevičiui, jo viso iki.